Nu ką, draugai, pirmas mano ledas šiemet. Oras fantastiškas, rūkas stovi. Maždaug 2-3 laipsniai šalčio, mažas vėjas šiandien. Tai aš toksai žiemos žvejotas, kad tik tai tokiu oru aš galiu išeiti ir įkalbėti save, kad į šitą šaltį lysti. Kai tokia pakankamai šiltas iš tikrųjų šiandien oras prognozuojamas. Netgi va saulė truputį lenda. Ledas atrodo yra, matau kažkieno tais jau vėžės praeitas. Pasiruošęs aš panašiai kaip pernai, kas žiūrėjo mano turbūt vienintelį žiemos video. Tik šį kartą aš jau turiu gyvų žuvelių, nusipirkau šiandien ryte. Čia man žiauriai pasisekė, nes man sudėtingiausias momentas ir yra pasigauti gyvų žuvelių. Tai čia keli karosiukai, aišku, bandysiu turbūt pasigauti ir pats. Bet bent jau pradžiai turėsiu iš karto jau ką pastatyti. Tai šiandien vėl vėliavėlės, bandysiu užvėjoti lydekas, mano mėgstamiausias užsiėmimas žiemą. Ir ką, bandysiu lipti ant ledo, žiūrėsiu, koks tenai storis. Aš čia netoli Vilniaus rajone, toli nevažiavau. Tiesiog norėjusi išeiti į gamtą, truputį pabūti, nes žiemą irgi labai smagu yra lauke, sunku išsiruošti, daug ten tų rūbų nervuoja, bet kai išeini, tada būna labai faina. Žiūrėkit, kokius čia pėdsakus radau, kažkokiu tai šernu ar ko, bet žvėris didelis buvo, nežinau. Šuo galėjo būti, bet labai didelis šių pėdos. Čia 1, 2. Ką, viskas, varau, bandysiu žvejot. Atrodo viskas labai čia tvirta. Aišku, sniegas užsnygęs, nieko nesimato. Reikia gręžtelt vieną skylę. Čia gal. Taip, kaip čia tų grąžtų naudotis, aš nieko nebeatsimenu. Op. Op. Va, čia kažkieno jau gręžta. Čia ir pabandysiu. Oho. Kažkas čia labai greitai, nežinau, arba nesiniai gręžta. Oho, ledas, nežinau, 8 virš 8 cm, viskas gerai, varau toliau. Nu ką, čia gal ir pradėsiu, reikia pasitikrinti, koks gylis. Žiūrėkit, koks grožis. Ant ežero žvejų yra, matau. Ir vėliavėlė čia irgi pristatyta visur. Nu, mano masalai. Gyvi, viskas gerai davažiavo. Kokie 1,5 metro, manau, kad labai neblogas variantas.
Čia ir statysiu pirmą. Čia dugnas. Biškį pakeliu. Karasiukas. Versiu per nugarą. Nu va, pirma yra, žieminė žvejyba prasideda. Antrą bandysiu šiek tiek arčiau, meldų, pažiūrėsiu, koks čia gylis. Nu, čia irgi yra 1,5 metro. Gal ir gerai, bet čia jau tikrai arčiau meldų yra. Gal pasikeliu šiek tiek. Eiktų savo vėliavėlė užsidegė. Greitai dedam. Aišku, mano čia tos vėliavėlės biški tokios keistos. Jie šiandien nieko gali suveikti. Bet vis tiek smagu. Einam žiūrėti. Šveičia, bet nevinioja. Kas čia vyksta? Palaukti gal reikia šiek tiek. Tos vėliavėlės, nežinau, biškai keistokai padarytos, jos nelabai laikosi tvirtai. Aš jas čia prilankščiau visaip, kad biškai geriau laikytųsi, bet vis tiek. Aišku, tie karasiukai tai tokie visai čia silpni, kad numuštų tai gal ir buvo taka, bet kol kas stovi valas vietoj. Gal stovi ir lydeka, aišku, vietoj dabar. Būna lydeka paima žuvį ir po to ten ar pervertinė, ar ką jinai ten daro. Žodžiu, kartais sustoja, po to vėl turėtų pradėti judėti. Tai biškai palauksiu. Ką, bus 2 pastatytos. Galima tik tai 2 vėliavėlės statyti vienam žmogui. Tai dabar gręšiu dar palei meldus daugiau skylių. Ir su vybais bandysiu kažkiek tai čia pasivaikščioti. Nežinau, ar baltą žuvį bandysiu po to gaudyti. Pirmą su vybais praeisiu, pažiūrėsiu kokią situaciją. Jeigu nekipsta, tada galima bus sės biškutį pagaudyti. Ir kojyčių. Nu ką, reikia tikrinti. Nors ne, palauksiu dar. Nu ką, nieks nevyksta. Bandau imti. Karasiukų jaučiu daugiau nieko.
būti gyvas. Nors yra kažkokie tai nubrozdinimai, gal ir buvo takėlė. Bandom palikti, šitą gali būti gera vieta. Nu, laikus ta vėliavėlė atrodo. Bet tikrai nestipriai. Gerai, einam gręžt skylių. Matau, pas kolegas užsidegė vėliavėlė. Jie kažkur čionais labiau vidury ežero pasistatė. Žiūrėsim. Nežinau, jums turbūt nesimato dar kamera, dar viską tolina, negu realiai yra. Nu, tai bus pakirtimas. Op. Opa, yra mažytė, labai mažą lydekaitę ištraukė. Bet aktyvumas yra. Nu ką, yra skylės. Biškį palaukiu, atsikvėpiu ir bandysiu vybus. Truputį pasipildžiau vybų. Nuo praeitą sezoną turėjau vieną. Dabar va turiu įvairesnių. Didesnių, mažesnių. Įvairių spalvų. Balansyrų šiek tiek. Mažiuką tokį turiu. Bandysim viską. Meškerytė pas mane ta pati. Visai jinai man patinka. Tai yra Kara Ice 7028. Fluorokarbono pavidėlis. Ir telė tokia paprasta Iron Wolf su stabdžiu. Vienas minusas, kad nėra nuleidimo greito, tai turi tą balą taip išstumt, bet kai negilu, tai jokių problemų. Nu, kol kas nieks neatsiliepia. Matau, kaip vaibas gražiai juda vandenį. Tokį ryškų užsidėjau. Dar turbūt pabandysiu keletą
ekečių ir pakeisiu į natūralesnį. Oras fantastiškas, iš tikrųjų labai faina, gera ant ežero gamtoje. Tai tikrai pasivaikščiosiu šiandien, pagręšiu skylių. Tai niekur nepagausiu, tai tikrai toksai geras laiko praleidimas gryname ore. Žvejų rūkas prasisklaidė, matau, kad žvejų yra daug. 1, 2, 3, 4, 6 žmonės sėdi. Bet visi vienoje vietoje, tai aš kažkur tai kitur turbūt esu, ne ten, kur reikia. Nu, bet naujokam sekasi. Nu, čia gylis didesnis. Pažiūrėsim, kas ant gylio gyvena. 4 metrai kokie, sakyčiau. Buvo kibimas. Bet kažką aš čia sufeilinau. Ai. Kažkaip tais mano rytas stabdis labai prasisuko. Bet turėjau kibimuką. Biški sunku man nusistatyti tą stabdį, jisai toks arba visai nebeleidžia, arba per silpnai. Biški prastoka iš tikrųjų ryti. Reikia biški stipriau kirst, aš pripratęs prie vasarinio spinningo. Čia vis tiek jisai trumpas, reikia biškutį aukščiau kalt. Visiškai nesitikėjau, kad bus kibimas, tai nieko nepadariau, nepakirtau. Taip, čia yra kokių porą metrų gal gylis, biški toliau nuo meldų. Panašiai ir vėliavėlė užsidegė panašioje vietoje, tai reikia maždaug tokias vietas ir tikrinti. Turbūt, kad pastatysiu čionai vėliavėlę, jeigu nebus daugiau kibimo. Gal ta lydekaitė čionais dar kartą atakuos gyvą masalą. Kažką žvejys vėl traukia. Tiksliau ruošiasi dar traukti. Čia per kamerą tikrai nesimatys, manau. Bet čia tokie žvejai, kur pristatė, nežinau, kokių 10 tų vėliavėlių, jie čia dviese atėjo, tai tokie ir žvėjai, aišku, tokie ir pagauna. Nu ką, kol kas nieko. Tas vienas kibimas toksai švelnus ir viskas. Kaip sakiau, einu perstatinėti vieną vėliavėlę. Ten, kur tas tarsi kibimas buvo, ir keičiu vaibą ir bandysiu dar pereiti per tas pačias eketės ir tik tais greičiau viską darysiu, labai neužsibūsiu ir eisiu gręžti, jeigu ką. Nu ką, vėl nieks nevinioja. Biškai įtartina, bet praeidinėjau pro šalį ir suveikė. O prieš tai ilgai stovėjo ir jokio kibimo nebuvo. Tai turėtų būti kibimas. Nebent ataka ir iš karto paleido. Jeigu tik tai pradės vynioti, iš karto kirsiu, kol kas biškutį dar palaukiu. Gamta labai graži, va krenta sniegas, tirpsta šiek tiek, nors neturėtų tirpti nuo saulės, gal šiek tiek tirpsta ir krenta nuo eglių.
Bet šita pati vėliavėlė. Reikia palankstyti gal truputį dar. O paviniojo kažkas tai. Čia tai geras ženklas. Tikrinsim. Yra. O, ne. Žolėse buvo, tikrai jaučiau lydeką, eiktus savo ir lik ir neblogi tokie smūgeliai buvo. Reiškia, neprarijo iki galo, dar reikėjo šiek tiek palaukti. Blemba, toks jausmas, kad biški geresnė lydeka buvo. Nu, arba ta su žolė turbūt ėjo, gal dėl to, bet nusmūgiai tokie buvo. Fainai, ką, keičiu ir vėl šitą eketę veikia. Nu va, nesilaikinai. Ta vėliavėlė. Nesuprantu. Kaip čia ją sulankstyti kažkaip reikia. O. Nu, stovi. Nu ką, lauksim. Lieka keli karasiukai, tik tai labai mažiukai. Iš tikrųjų reikėtų eiti gaudyti, bet labai tingisi. Einu pasišersiu vieną eketę. Gal teks visgi pabandyti pasigauti kažkokią mailiaus. Jei prasidės kibimas, tai turėsiu čionais bėdų. Pašarą sudrėkinau namie tiesiog. Vasarinis pašaras. Biškutį nedadrakinau. Bet turėtų jisai po truputį tirpti. Kojytėm svarbu, kad šleifas toksai būtų. Žvėjosim tešlos. Nu, baltos žuvies man nelemta turbūt šiandien pagauti. Prastas aš esu žvejys šito klausimu. Nu, bet nieko, eisiu tęsti toliau su vaibais daugiau. Pagrėžiuosiu, pabandysiu. Dar keletą karasiukų turiu. Va ant šito balansyro turėjau kibimą. Labai taip jisai plačiai juda. Nu, atrodo, kad gražiai po vandeniu baisiai ten nematau, bet matau, kad labai toli nueina į šonus, kai aš jį patempiu. Bandysiu galva tokią, va. Biškis lengvesnis, čia negilu. Pažiūrėsiu, kas gausis. Jeigu nepavyks, tada pabandysiu iš vis tokį vat natūralų mažylį. Pirmas laimikis ant vibo. Kad žolyčių yra, reiškis gerai. Aišku, aš čia prie meldų jau gaudau.
Tai jų turi būt. Bet kibimų nėra. Ir aplinkų žvejai nieko netraukia vėliavėlės. O, užsidegė vėliavėlė ant tų žodžių. Nu, gal šį kartą ištrauksiu. Vieną jau palaikiau lydeką. Norėtųsi kažką tai ir parodyti, nes nepatikėsit manim, kad ten kažkas buvo. O vėliavėlė sudirbo ten, kur aš turėjau kibimą ant su spiningėliu. Tai gerai, kad aš perstačiau, vadinasi. Einam žiūrėti. Vynioja, vynioja. Einu iš karto ir kirsiu. Gerai, vynioja. Yra. Ir nebloga atrodo. Aišku, aš visiškai nenutokiu. Kaip čia žiemą, koks čia. Ne, jinai mažytė. Aš žiemą visiškai nesuprantu, koks čia dydis. Bet yra žuvis, pagaliau. Valio. Kad aš vasarą džiaugčiausi tokiom lydekom. Karasiukas viduj. Viskas suveikia. Gal atiduos karasiuką. Nors tegu valgo. Yra žuvis, chebrytė. Aš džiaugiuosi. Jo, gali būti, kad ir prieš tai buvo nelabai didelė. Man toks jausmas, kai žilka yra netoli, atrodo, kad stiprus smūgiai. Nu ką, valios, pasveikinkit mane. Tai karasiukai gyvi. Gera žuvis, karosas labai jinai gyvybinga. Aišku, norėtųsi nuo dydžio didesnio, jau beveik užšalęs vanduo tenai. Nėra gerai. Taip, čia bus išvyniojus jinai nemažai. Nu ką, laukiam dar vieną kibimą. Reikia jau čia pagręžti skylių daugiau, bet biškį toliau nuo meldų. Ten stovi mano viena vėliavėlė, čia va kita ir meldo linija yra toliau. Ir aš ten prie meldo daugiau tų skylių prisigręžioju. Bandysiu biškutį toliau ir su vaibais praeisiu. Pas kaimyną antrą kartą užsidega vėliavėlė toj pačioj vietoj. Irgi nelabai arti kranto. Ten turėtų kokius 3-4 metrus būt. Praeitą kartą tai nemačiau, kad kažką ištrauktų didelio bent jau. Nebent iškart kažką paleido. Kažkoks aktyvumas vyksta. Žvejų vis daugėja. Aišku, oras labai geras, tai
Jau kas žvejoja, tas turėjo šiandien išlysti ir jeigu neturi kitų reikalų. Ežeriukas čia yra labai mažas. Jisai toks vienas pirmųjų šalo, dėl to aš čia atvažiavau. Nemėgstu rizikuoti ant plono ledo, kai esu toks nepatyręs žvejys ir važiuoju vienas dažniausiai, tai nerizikuoju. Aišku, norėtųsi kažkur, kur mažiau žmonių, biški nuošaliau. Bet žiemą tie žmonės nemaišo, biški saugiau jautiesi. Nu, kol kas turbūt irgi laukia, netraukia. Čia maždaug per 2 minutės jisai tikrino prieš tai taip pačiai vietoje ir vėliavėlė buvo. Pakeitė masalą ir vėl iš naujo traukia kažką. Mažytė. Už mano mažesnė. Gerai, tęsim. Nu ką, kibimo kol kas daugiau nėra. Net nežinau, kaip čia yra žiemą, kada ta žuvis labiau maitinasi, ar per pietus, ar vakare, ar ryte. Truputį žinių trūksta, tai nežinau, kiek čia dar man bandyti. Dar vieną karasiuką turiu, aišku. Tai dar kažkiek pabūsiu. Per pietus, bent jau rudenį vėlyvą, tai būdavo kibimo. 1 valandą, kokią 12 valandą, visai yra geras metas. Tai gal dabar trumpai papietausiu ir dar sugrįšiu. Na ką, po pietų patikrinau vėliavėlės, kibimų nėra. Jau 1 valanda, tai finišuosiu, baiginėsiu žvejybą. Nesenai man ir taip jau gerai pavyko, aš čia daugiau nieko nesitikėjau, tikėjausi pabūt biškutį gamtoje, kol geras oras, bet pavyko keletą kibimų sulaukti, vieną lydekaitę ištraukti, tai žiemą čia man maksimumas, ką aš galiu, tai kai aš toksai nežieminis žvejys, manau, kad viskas tvarkoja. Tai ką, rezimuojant, žvejų daug, kibimų buvo, mačiau pas kitus irgi ant vėliavėlių, bet kiek mačiau žuvų ištrauktų, tai visos buvo mažos, nes žvejoju mažam telkiny. Dideli telkiniai dėja dažniausiai nespėja užšalti iki lydekų draudimo žvejybos. Tai labai gaila, norėtųsi dideliuose telkiniuose pabandyti pagaudyti. Bet žiūrėsim, šiemet tie telkiniai užšalo pakankamai greitai, ledas jau tikrai labai storas. Tai gal dar ir išeisiu vieną kartą į žvejybą žiemą, žiūrėsim. O šiandien jau atsisveikinu iki kitų kartų. Karasiuko tai nebėra.